Labas vakaras, mėlieji kultūros gerbėjai. Šioje laidoje pratęsime pasivaikščiojimą po žaliuosius miesto parkus. Pajusime ypatingą akmens ir žmogaus ryšį, bei užsuksime į pirmojo Alytaus bažnyčią, kurioje parapijiečiai paminėjo kunigo Zigmanto Gustainio jubiliejų. Pirmojo Alytaus bažnyčios tėveliu vadinamas kunigas Zigmantas Gustainis sulaukė garbingo 90 metų jubiliejaus, iš kurių didesnėje dalį nešė kunigystės žibintą, rodydamas tikintiesiems dangaus kryptį. Vieną praėjusios savaitės popietę pirmojo Alytaus Švento Liudviko bažnyčia sulaukė itin didžiulio būrio maldininkų ir kunigų. Tąkart aukojamos šventosios mišios buvo skirtos neeiliniai progai. Kunigui Zigmantui Gustainiui sukako 90 metų. Garbingos gyvenimo sukakties bei kunigystės 55-mečio proga kunigą pasveikino tikintieji, artimieji, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų dvasininkai, kolegos, dėkoja už ilgametį ir nuoširdų darbą Kristaus vynuogyne. Už tai, kad ilgiau nei 100 metų neša gražų kunigystės žibintą, rodydamas tikintiesiems dangaus kryptį. Kunigas Zigmantas Gustainis gimė Šakių rajone, Palobių parapijoje. Iš 15 vaikų jis buvo 10. Nuo 1951 metų studijavo Kauno kunigų seminarijoje, o 1954 rugsėjį vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas į kunigus. Už dalyvavimą Antrajame pasaulinėme kare ordinais ir medaliais apdovanotas dvasininkas per savo kone 55 metų kunigystės laikotarpį dirbo ne vienoje parapijoje. Aš atvažiavau dirbti į Alytų. Pirmą kartą į Semeliškių, į Alytų ir karo pareigoms. Tai buvo toks laikas, tu sako, po 22 metų klebonystės, sako, nemoki klebonauti, važiuok į Alytų pasimokyti klebonauti pas kunigą Naleckį. Bet atvažiavau, reiškia, kaip vikaras, dar mano pagalbininkas. Labai gražiai sugyvenome, susakiau, čia gražiai gyvenimas. Aš per 4 metus išmokau jau klebonauti pas jį. Ir tada jau man pasiūlė jau kitą parapiją. Nemaniūnė tokia yra, Prienų rajonas. Tenais aš buvau 6 metus, paskui iš Birštono, iš Birštono į Nemunaičį, ten 6 metus. Ir iš Nemunaičio jau atėjo senatai, ir sako, užtat klebonauti, aš prašau atleisti klebonystę. Atvažiavau čia antrą kartą dabar savo gyvenimo pabaigą. Kunigas Zigmas Gustainis yra aplankęs Argentiną, Italiją, Jungtines Amerikos valstijas, Kanadą, Prancūziją. Kelionių įspūdžius, taip pat dvasinės patirtis aprašęs beveik 10 knygų. Dvasininkas Vaiko tėviškės namų labdaros fondo rėmėjas. Vienas pagrindinių šiemet Panevėžyje duris atvėrusių Švento Juozapo senelių ir neįgaliųjų globos namų mecenatų. Kunigas Zigmantas parapijiečių pirmojo Alytaus bažnyčios tėveliu vadinamas, labai mėgstamas pamokslininkas. Jo iškalba ir nuoširdumu galima įsitikinti kurio nors sekmadienio pavakarę, apsilankydami Švento Liudviko bažnyčioje. Vargu ar atsirastų bent vienas alytiškis nei karto nebuvęs kurorto parke. Pėsčiomis ar dviračių numynės iki Dainų slėnio, ar grožėjęsis nuo pylimo atsiveriančių nuostabių vaizdų į kitame Nemuno krante stūksantį dvikuprį Alytaus piliakalnį. Bet tikrai retas, kuris esame girdėję paslaptingų, o galbūt kartais net ir neįtikėtinų istorijų, susijusių su kurorto parke nuo seno kasdien sutinkamais objektais.
Kurorto parkas yra svarbus Alytaus kraštovaizdžio elementas. 1931 metais įkurtas natūraliame pušyne, kuriame vyrauja gryni ir mišrūs spygliuočiai. Šis vienas seniausių miesto parkų yra pats didžiausias Dzūkijos sostinėje, turintis senas ir gana įvairias tradicijas. Jis prasideda už Laisvės Angelo aikštės ir tęsiasi palei Sveikatos taką iki Nemuno upės Dainų slėnyje. Ir šis parkas, kada buvo kuriamas, tai buvo kuriamas natūraliame pušyne ir jau pats pavadinimas jo kurorto parkas byloja apie tai, kad 1932 metais Alytus tapo miestų kurortu ir todėl vienas iš parkų kaip tik ir buvo pavadintas kurorto parku. Kurorto parke esančiame atminimo skverelyje išdidžiai stovi bemaž 1,4 metro aukščio raudono šlifuoto ir kalinėto granito skulptūra, prasivėręs ant žemės stovintis varpas. Nutilęs, nebeskambantis. Tačiau tame jo nuščiuvime yra įspūdingos taurios jėgos ir didybės, kurioje gali išgirsti Vinco Kudirkos tautiškos giesmės žodžius arba giliai susikaupus pamastyti apie tūkstančius gyvenimų be pėdsako išnykusių istorinių lūžių išprovokuotose dramose. Nurimęs varpas skirtas žmonėms pagerbti, kurie žuvo būtent po Antrojo pasaulinio karo, tai partizanams, taip pat žmonėms, kurie buvo ištremti iš Lietuvos ir jie nebesugrįžo. Tai yra vienas iš gražiausių tokių simbolių apvienijančių visus išsibarsčiusius simbolius mieste ir būtent nurimęs varpas ir įamžina šių žmonių atmintį, bei juos pagerbė. Kitas kurorto parko atminimo skverelio akcentas – medinis kryžius. Tradicinis medinis lietuviškas kryžius ir jis būtent skirtas tiems žmonėms, kurie žuvo sausio 13 dieną, gindami televizijos bokštą. Jeigu prisimintume tuos senuosius įvykius, kada Lietuva stengiasi atgauti savo nepriklausomybę, iš tikrųjų, kiekviena nepriklausomybė pareikalauja tam tikrų aukų ir neišimtis buvo ir 1991 metai, kada sausio 13 dieną buvo ginamas Vilniuje televizijos bokštas ir štai tuomet žuvo 14 žmonių ir būtent šių žmonių atminimui buvo pastatytas ir Alytuje medinis lietuviškas tradicinis kryžius. Dar vienas svarbus mūsų valstybei simbolis esantis šiame skverelyje – atgimimo ąžuoliukas, pasodintas 1989 metais. Štai tą ąžuoliuką būtent pasodino Alytaus sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Ir štai šiemet jau 20 metų, kaip šis ąžuoliukas gyvuoja ir jis yra, galima sakyti, bendraamžis su mūsų atkurta valstybė. Kurorto parkas mėgiamas tiek vaikų, tiek jaunimo ar suaugusiųjų. Bet kuriuo metų laiku čia malonu ne tik pasivaikščioti. Iš tikrųjų šis parkas yra įdomus ir tuo, kad jis pritaikytas tiek suaugusiems, tiek yra vietos skirtos ir vaikams. Tai yra puikios vaikų žaidimo aikštelės, kuriuose tikrai krykštauja labai daug vaikučių. Mes matom, kada mamytė su jais vaikštinėjama. Ir taip pat šiame parke yra skulptūrų takas. Tai yra medinių skulptūrų takas, kuriuo einant tiesiog mus pasitinka Anzelmo Matučio eiliuotos pasakos, drevinukas, įvairūs personažai. Kurorto parke esantis Laisvės angelas bene svarbiausias mūsų miesto simbolis, pasak Birutės Malaškevičiūtės, turintis labai gražią savo istoriją. Pirmą kartą jisai buvo pastatytas 1929 metais. Na ir miestiečiai labai džiaugiasi. Iš tikrųjų, jis buvo pavėluotas pastatyti 1 metais, nes buvo planuota pastatyti švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 10-metį 1928 metais. Tačiau skulptorius Aleksandravičius, kuris statė šį paminklą, bestatant nukrito nuo pastolių ir jis 63 dienas turėjo praleisti Alytaus ligoninėje, nes susilaužė koją ir gan stipriai susimušė. Tačiau Antanas Aleksandravičius buvo pakankamai žavingas vyriškis. Dabar kodėl aš tą pasakoju? Dėl to, kad iki šių dienų mieste sklando įvairios istorijos, kasgi pozavo Laisvės angelo skulptūrai. Ir pasakojama, kad kada
Aleksandravičiui buvo užsakytas Laisvės angelo paminklas, jisai kaip tik yra kilęs nuo Simno, taigi kraštietis, ir kraštiečiui buvo užsakytas pastatyti šis paminklas. Jis visų pirma atvažiavęs į Alytų pradėjo ieškoti, kasgi galėtų pozuoti šiam Laisvės angelo statulai. Ir pasakojama, kad jis surado labai gražią jaunutę mokytoją iš Alytaus gimnazijos. Kaip tik senoji Žalioji gimnazija visiškai greta yra Laisvės angelo. Na ir sakoma, kad jis įkalbėjo mokytoją pozuoti, kaip ir sakiau, kodėlgi jis buvo žavingas vyriškis. Todėl, kad pirmą kartą vedė sulaukęs 60 ir dar užaugino 2 vaikiukus. Taigi buvo toksai gan patrauklus vyriškis ir, kaip sakoma, jam nebuvo labai sudėtinga įkalbėti pozuoti. Na ir kada jisai statė paminklą, atsidūrė Alytaus ligoninėje, tai pasakojama, kad jis visiškai nesiskundė, kaip jam skaudėjo, tik tai gyrė labai gražias ir paslaugės Alytaus ligoninės seseles. Taigi štai taip ir atsirado šis angelas Alytuje. Ir mes, kada kalbame apie angelą, tai reiktų atkreipti dėmesį, kad dažniausiai angelas būna, belytis. Mes negalime pasakyti, jis yra moteriškos giminės ar vyriškos giminės. Na, o štai Alytaus angelas mes matome, kad yra moteris. Kodėl? Todėl, kad pats Aleksandravičius sakė, kad kiekviena moteris jam yra kaip angelas, o kiekvienas vyriškis greičiau panašėja į velnę. Todėl jisai Alytui ir padovanojo angelą moterį. Na ir prabėgus 5 metams, tai yra 1934 metais, ankstyvą pavasarį, kadangi miesto sodas buvo tik pradėtas dar sodinti, kurti, todėl daugelis medžių buvo nedidukai ir pirmasis pavasarinis žaibas trenkė ir pats paminklas subyrėjo, apie tai rašė netgi respublikiniai laikraščiai, buvo tiksliai nurodoma, kurią valandą trenkė. Na ir ilgus 3 metus alytiškiai laukė, kol miestas sukaupė reikiamą sumą pinigėlių ir vėl pasikvietė Aleksandravičių atstatyti angelo. Na ir kaip pasakojama, kiek tame yra tiesos, kiek ne, kad kada Aleksandravičius atvyko, jisai visų pirma pradėjo ieškoti tos mokytojos, kuri pozavo Laisvės angelo paminklui. Tačiau jau buvo praėję nemažai metų, mokytoja buvo ištekėjusi, jau augino 2 vaikiukus ir jos figūra buvo šiek tiek pakitusi. Ar Aleksandravičiui pavyko įkalbėti ar ne, nieks negali pasakyti, tačiau alytiškiai pasakoja, kad antrojo angelo, kuris buvo pastatytas jau 1937 metais, figūra buvo šiek tiek pilnesnė negu pačio pirmojo angelo. Prasidėjus sovietmečiui, ilgą laiką dar Laisvės angelas stovėjo, tačiau jis taip pat kaip ir daugelis Lietuvos paminklų laikui bėgant buvo nugriautas. Ir štai šį angelą, kurį mes matome, tai yra jau 3. angelas, kuris saugo mūsų miestą, nes jis buvo atstatytas jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Ne veltui yra sakoma, jog Alytus tiltų ir tiltelių miestas. Vaikštinėdami kurorto parke sustojome prie vieno iš jų, vadinamo paslaptinguoju tilteliu, apipintų neįtikėtinomis istorijomis. Pats įdomiausias dalykas tai yra, kad štai parke yra 2 tilteliai, tačiau nėra upelio. Ir iš tikrųjų, kai pagalvojame, negi tie alytiškiai buvo tokie įdomūs žmonės, kad nebėra upelio, o jie stato tiltelius. Na ir pasakojama tokia istorija, kad šis tiltelis vadinamas stebuklinguoju dėl to, kad labai seniai tekėjo upelis, buvo pastatytas tiltelis, na ir visi miestiečiai džiaugiasi. Tuo metu čia dar nebebuvo parko, tai buvo gražus pušynas, tiesiog miškas. Na ir vienas jaunikaitis iš Karčiamos važiavo padauginęs su labai gražiu žirgu, juodas žirgas, graži karieta, spindinčiais ratais. Ir privažiavus šį tiltelį, arklys kažko pasibaidė ir tiesiog
ponaitis su karieta ir arkliu įkrito į tą upelį. Arklys paskendo, ponaitis krisdamas atsitrenkė į karietą ir nesugebėjo iš jos išlipti ir taip pat paskendo. Na ir sakoma, kad nuo tada pradėjo vaidentis. Miestiečiai susirinko, užsakė mišes, nes paprastai įprasta, kad jeigu yra vaiduoklis, tai reikia užsakyti mišes ir pastatyti kryžių. Užsakė mišes, pastatė kryžių, tačiau vaiduoklis kaip vaidenosi, taip vaidenosi. Na ir kas atsitiko, kadangi čia buvo pušynas, tai ne parkas, miestiečiai ateidavo kartais malkų į jį. Na ir yra vaiduoklis, baisu ateiti. Na ir vienas drąsuolis atsirado, kuris išdrįso ateiti, palaukė vaiduoklio ir vaiduoklis pasakė, kad aš vaidensiuos tol, kol štai šičia tekės tas upelis. Na, miestiečiai pradėjo įvairiais būdais jį nusausinti, bandė numelioruoti, tačiau tik tai pasibaigus darbams, atėjus kitam rytui, upelis vėl tekėdavo. Na ir drąsuolis vėl atėjo, sulaukė vaiduoklio ir sako, štai matai, mes stengiamės ir mums nieko nepavyko. Tuomet vaiduoklis ir sako, taip aš mačiau jūsų visas pastangas, todėl aš prakeikiu šį upelį, lai jis būna prakeiktas ir ant šių žodžių tiesiog upelis dingo, o pats vaiduoklis į labai daug dalelių pasidalino. Sakoma, kad ir šiandien čia yra vaiduoklio medis. Sutemus ant kiekvieno jo lapelio galima pamatyti liepsneles, mažas vaiduoklio daleles. Esą ir dabar, ankstų rytą, atsistojus po tuo medžiu, esant tirštam rūkui, galima išgirsti geležinių karietos ratų dundėjimą ir šaltą vėjelio dvelktelėjimą. Beklausydami paslaptingų istorijų, nužingsniavome iki kurorto parko pakraščio, Dainų slėnio. Pačiame slėnyje nuo pylimo atsiveria nuostabus vaizdas į kitame Nemuno krante stūkstantį dvikupri Alytaus piliakalnį. O vandenyje išlikusios tilto liekanos saugo ne vieną įdomų pasakojimą. Bet apie tai kitoje Kultūros aidų laidoje. Akmenys kaip ir žmonės, juos reikia pažinti ir mylėti. Tuomet jie gali netgi prabilti, tikina alytiškis Vaclovas Jankauskas, iš akmenų sukūręs unikalią sodybą, garsas apie kurią pasklidęs toli už Dzūkijos krašto. Vienoje Alytaus rajono Nemuno sodų bendrijoje esančioje sodyboje svečius jau prie vartų stebina, kaip manoma, didžiausias Europoje rožančius iš akmens ir metalo, sveriantis beveik 3 tonas. Taip lankytojus pasitinka originali akmenų kolekcionieriaus Vaclovo Jankausko sodyba. Akmenys, kaip ilgai dūlėjo po žemę laukdami, kol juos išrausė. Kaip tingiai riogsojo paviršiuje, kol dėmesinga akis pastebėjo, kaip sunku buvo įsiropšti į mašiną, kaip toli ir sunkiai dardėjo pas likimo brolius į Alytų. Dabar nušveisti, be senatvę ženklinančių samanų ir kerpių, prikelti naujam gyvenimui, visų grožiu ir pasak šeimininko šilumą spinduliuoja tarp išpuoselėtų augalų. Akmeninėje Vaclovo Jankausko sodyboje, kurios kolektyvinių sodų nelabai pavadinsi, viešpatauja galybė įvairaus dydžio akmenų. Šioje akmenų karalijoje puikiai dera originalūs Kęstučio Lukšto kalvystės darbai. Akmenys kaip žmonės, juos reikia pažinti ir mylėti. Tuomet jie gali netgi prabilti, tikino unikalios sodybos šeimininkas. Rinkdamasis akmenis, kolekcininkas atsižvelgia į jų faktūrą, grožį, pavidalą. Viename jų galima išvelgti ilgakasę mergaitę, kitame matyti kaukolę, dar kitame aiškiai matyti įspausta žmogaus pėda. Akmenų kolekcionavimas vyriškiai įkvėpė kurti originalius meno kūrinius. Čia pat iš 59 akmenų suvertas bene didžiausias Europoje rožančius, Pasagų laimės medis, ant namo sienos oriai tinklą rezgantis voras. Originalaus kūrėjo galvoje knibždėte knibžda vis naujos idėjos. Dabartiniu metu užprogramuota su Kęstučiu Lukštu vištą darom, vištai tokį paminkliuką. O kodėl būtent vištai? Vištai dėl to, kad mano kaimynas Stasys Staselis, jis yra kilimų iš Kaniavos seniūnijos Panočių kaimų prie Baltarusijos sienos.
Ir sovietmečiu buvo sunkus laikai, atvažiavo, žinot, žemę atrėžė ten 15 karų ar kiek, nebuvo tiesiog ko valgyti. Tai jis sako, dėka vištų mes išgyvenom, 7 vaikų šeima, tai jis jaučia nostalgiją. Dabar jis laiko vištukės, sakau, tai Staselį, statom paminkliuką. Nu gal juokinga, bet nu nesvarbu. Tai vat suprantam, tas vamzdis, kur yra dabar, tai bus gūžta. Į gūžtą pridėsime apvalių akmenukų ir ant tos gūžtos vištikė stovės. Iš metalo padaryta. Ir nuo tos gūžtos eis tokia šaka iš metalo išlenkta. Dabar mums reikia, žinot ko, užrašyti tinkamai, protingai, kokią reikšmę tautai davė višta. Be to, ant sienos, jau čia kestų mintis, 2 senukai sėdės, va, ant soliukų ir jie mąstys. Tokia liaudiškas kūrinys bus, va taip. Vaclovo Jankausko kolekciją lankytojai gali apžiūrėti, kada panorėję, nemokamai. Yra šeimų, kurios į akmenų mylėtojo kiemą užsuka per šventes, vestuves, krikštynas. Apsilanko ir atvykėlių iš kitų šalių. Kiekvienas jų savo įspūdžius išsako ne tik žodžiu, bet ir tam skirtose atsiliepimų knygose, kurias šeimininkas labai brangina, o kiekvieną apsilankiusįjį įamžina foto juostoje. Vaclovas Jankauskas savo indėlio puoselėjant unikalią akmenų kolekciją nesureikšmina. Jam tai esą vienas malonumas. Taip atrodo, kad daug darbo reikia, kada dirbi, nejauti, kad čia. O lėšų nereikia, čia ką čia. Važiuoja akmenuką, įdedi, nuperki, ar kaip ten keletą litukų. Sakykit, galbūt savo tuo entuziazmu esate užkrėtę ne vieną irgi čia apsilankiusįjį. O šitas atvejis teisingai pastebėtas, taip. Žmonės pajunta norą turėti, puoštis. Būdavo sutinki, sako, žinai, akmenų turiu, atvažiuosiu, pažiūrėsiu, duosiu, atvažiuoju, žinai, sako, ir aš kažką darysiu. Tai gerai, čia tegu. Nors iš pažiūros Vaclovo sodyboje akmenų nesuskaičiuojama galybė, bet kiekvienas jų šeimininkui savotiškai svarbus ir brangus. Nu, akmenukas pripratęs prie jo jau, vietą savo turi teisingai. Brangokas. O ar jaučiat iš vieno kažkokią didesnę energiją, iš kito mažesnę, ar norisi prieiti prie kažkokio traukia labiau? Neskiriu aš jų, neatskiriu vienas nuo kito, visi vienodie man. Nu aišku, ten va tokia lova yra pagulėti kur. Tai ten energetinė lova jau duoda energijos. Visi, kas ateina svečiai, pabūna pagulė, tai jau patogu. Iš vis šitas fonas duoda energijos, va žmonės dirbi. Ateina va kaimynai pasėdė 20 minučių, 30, sakom, kaip ryte atsikėlęs, energijos įgavęs. Dabar jau Lietuvoje akmuo kaip tradicinis papuošalas prie aplinkos, teisingai. Kiekvienas jau nori turėti. Atkreipkime dėmesį prie sodybų, prie ežerų, visur akmuo figūruoja. Kiekvienas Vaclovo sodyboje apsigyvenęs akmuo turi ir savo kelionės istoriją. Ne vienam iš jų iškelti ir atgabenti prireikia netgi itin sudėtingos technikos pagalbos. Tai va vienintelis akmenukas iš Velnio duobės Aukštadvario. Žinot, Velnio duobė Aukštadvario toks unikalus gamtos reiškinys. Tai iš tos pačios duobės, nežinau kiek ten kokį 100, nebuvo 100, kokie 80 metrų gylis ten. Tai mes traukėm su mašina visą dieną. Jau ištraukėm vieną kartą, jau tik ant krantų, trūkų trosas vėl nukrito. Bet vis tiek mes jį parvešėm ir va stovys, tai va čia toks. Tai jis turbūt turi ypatingą energiją, iš paties Velnio duobės ištraukti. Nu, gal ir ypatinga. Nu, jie visi turi energijos, vagi. Literatūrų rašo viską. Turi energijos. Ramybės suteikia. Vaclovas Jankauskas tikino atradęs tikrąjį savo pašaukimą. Ir jo sukurtų džiaugsmų noriai besidalinantis su kiekvienu čia užsukančiu. Akmenys auga iš po žemių. Krenta iš dangaus, baltuoja laukuose, pamiškėse, rymo prie kelių ir kapuose. Puošia sodybas, gyvena savo gyvenimą su mumis ir po mūsų, saugodami atmintį, kurią užrašė žiniavaldžiai, o skaito poetai. Kaip rašė vienas Dzūkijos krašto poetų, Antanas Kalanavičius, ne akmenys guli, laukia po šermukšniais, mūsų širdis gerąją žemę apvyniotos. Šiandieną tiek. Gero vakaro ir gražaus žolinių savaitgalio.
Tikimės jūsų dėmesio ir kitą kartą tuo pačiu metu.